Nu tai ką? Ką? Pradėjom, ne? Pradėjom. Tai dėl ko mes čia taip viską pradėjom? Kaip čia gavosi, kad sugalvojom susižieduoti? Jo. Todėl, kad labai daug pažįstamų kosmetologų, mano srities specialistų, iš esmės, kaip sakoma, labai artimas požiūris tavo, kritiškas, man labai patinka kritiški žmonės, labai stipriai. Aš šitą savybę labiausiai vertinu, nes toksai, žinai, plačiai mąstantis. Taip, sumąstėm bendrai. Sumąstėm, iš tikrųjų, tai sumąstėm dėl to, kad turbūt, kad niekas to nedaro kol kas grožio sferoje. Ir kviesime ką? Tai kviesim skirtingus pašnekovus. Tai, kas mums pačiom įdomu ir aktualu. Tai tikrai šitas, man atrodo, podcastas bus kitokio formato, dėl to, kad visi gal įsivaizduos tik tai, kad mes tik apie kosmetologiją čia. Taip. Bet mes iš tų temų dar tai, kas mums pačioms labai įdomu, man atrodo, tai viskas organiškai, žodžiu, susidėlios. Paliesim kažkokias įdomesnės temas. Įdomesnės, tai kas yra aktualu. Pašnekovai mūsų galva labai įdomus bus. Turbūt. Ir dar susijungia, žinai, 2 kartas. Taip. Todėl, kad aš kosmetologiją prieš daugiau nei 20 metų pradėjau, tu jaunutė ir labai sėkminga verslininkė dabar šovus. Tai iš esmės bus įdomu pagvildenti turbūt keletą, kaip čia, pozicijų. Pozicijų skirtumų, man atrodo, kaip prasidėjo tie keliai, žodžiu. Taip. Nes vis tiek yra skirtingi laikotarpiai, tai skirtingos ir tos pradžios. Tai be abejo, aš turėjau užaugti pati su savim, jūs jau kitokį bišį turėjot variantą. Mes jau turėjom tokią informacijos gal gausą, kada labai stipriai reikėjo viską filtruoti. Taip. Nes jau čia pradedant nuo to, kai jau įžengė, atrodo, į tą pasaulį kosmetologijos ir jau, turbūt 3 kurse jau prasideda tie visi seminarai stipriau ir kada tu ateini ir matai, kad su šita kosmetika tai tikrai nedirbsiu, bet buvo ir tokių, kur... Mano laikais iš vis nebuvo kosmetikos, ta prasme nebuvo jokio pasirinkimo, buvo iš vis įdomu susipažinti, kas aplamai įvežta užsienietiško yra į tą kokybiško, į aplamai į Lietuvą. Ir mano specialybė tai prasidėjo iš tikrųjų tokių etapų, kur jinai nebuvo visiškai populiari, atvirkštinis variantas. Mano tėvai sakė, kas čia per nesąmonė, iš ko tu gyvensi? Gyvenam. Labai gyvenam. Gerai gyvenam. Tai tada, Karolina, visiems smalsu yra pasikuisti truputėlį po, vienu žodžiu, kitų daiktus. Kas pas tave šiandieną kosmetinėje? Ką tu akcentuoji, kas pas tave dabar mylimukas, populiariausias? Tai dabar vienareikšmiškai iš tikrųjų pasiėmiau aš čia tai, kas mano kosmetiniai, tai žodžiu, visokiausių reikalų. Ne visą tai, aišku, ką aš būtinai iki galo, žodžiu, naudoju, todėl, kad neturiu nei prausiklio. Čia dabar įsidėjus, bet. Taip. Tai čia mano yra 2 mylimukai. Kokie odai čia? Tai iš esmės Lacto 10, tai jisai tinkamas visiems odos tipams, o čia jau būtent mišriom riebiom. Su salicilu. Ta pati, žodžiu, pieno rūgštis, tai aš be jų jau praktiškai negaliu gyventi. Čia mano tiesiog visada keliauja kartu. Bet dabar šiltesnių sezonų gali naudoti? Ar tai vakarais naudoji labiau? Faktas, kad naudoti galima, tik tai vienintelis niuansas, aišku, kaip visada, ką mes akcentuojam klientam, tai SPF. Matau labai gražus naujoviškas buteliukas. Tai šitas man labai patinkantis SPF, todėl, kad aš pati esu riebiaodė. Nors iš tikrųjų nepriklausomai visiškai nuo odos tipo, pats SPF yra tinkamas visiems, tiesiog super ekstra lengvas. Čia tokio lengvumo. O kiek yra čia SPF? 50. 50. Ir aišku, moterim. Faina turėti tokį dizainą. Visur iki šiandien tinka. Tai čia yra dabar iš tikrųjų ir mano meilė, ir mano klienčių. Tai yra visiškas topas. Aš net, sakau, kai pirmą kartą tai gavau pasibandyti į dovanų, tai net nesitikėjau, kad tokio susidomėjimo sulauks ir pati tiesiog pralaikiau jį 2 mėnesius, gal spintelį net nepabandžius. Po to galvoju, reikia atsidaryti, pasižiūrėti. Tai dabar aš pati be jo gyventi negaliu ir klientės. Taip. Ką dar aš čia turiu? Turiu mėgstamiausią kūno kremą, taip. Labai tinka spalva, beje. Taip. Prie aprangos labai. Tai man labai patinka, labai gerai pridrėkina ir iš tikrųjų iš tokio kasdieninių odos kremų kūno, tai čia mano yra favoritas. Puiku. Širdį glosto. Taip, labai.
Tai ir ką, dar keletas produkčiukų, tai dabar turiu tokias naujienas kušonus, tai irgi savo atsidariau, tai čia yra irgi SPF 50, bet tiesiog tokia pudrytė. Jo, pudrytė, patogus naudojimas ir dar porą produktų, tai irgi Hydro Infusion, tai neįmanoma man be jo. Tai čia ir mano vyro meilė, žodžiu, drekinantis kremas, bazinis tinka ant visų kitų, mikrobioma ir po akių kremas. Viskas. Nu, visko kaip ir užtenka. Tai kaip iš esmės ir užtenka, aišku, čia visko, ką naudoju, tai nesusinešiau, bet čia iš tikrųjų toks, sakykime, tas yra pagrindas, tai ką tikrai naudoju kiekvieną dieną kosmetiniai. Tai va, tokie reikalai. Geri reikalai čia. Taip, reikaliukai pas mane yra, aišku, aš savo produktą, tai kadangi vežiausi su didelė meilė ir viltim, kad bus jis labai populiarus, tai aš labai nesiplėtus, tai yra pas mane populiariausios putos. Toliau, kol kas dėl mano vis tiek amžiaus ir aš pasirinkus esu naudoti su retinoliu priemonės, tai čia mūsų naujiena labai gražus produktai. Buteliukai įdomus, vienu žodžiu, su retinoliu naktinis, pačiam, stipriai drėkinantis fileris. Dar yra populiarusis mūsų Hydra Rich kremas, kuris toksai irgi bazinis gali būti. Nu, ir be šito, tai... Ir šitas reikalas, tai yra... Taip, nu, čia dabar neaišku, kuris čia populiaresnis. Dabar neaišku, tikrai dar... Tai va, DD kremas su spalva, tai ir make-upas, ir apsauga 50 ir visa kita, tai čia populiariausios priemonės. Tai va, mūsų krepšeliai atviri, tikiuosi ir laida bus atvira. Gerai. Noriu tavęs iš tikrųjų paklausti, nu, bet tu patar, kaip klientėm atsirinkti kokybiškas paslaugas, priemonės, specialistą, kai yra socialiniai tinklai pilni, vienu žodžiu, tiek daug informacijos, viena kita priešina ir viskas tinka ir viskas netinka, jeigu tu žiūri, nu, bet tavo nuomonė, kaip patartai, bet, pavyzdžiui, žmogų, kuris tiesiog nori pasirinkti šitos dalykus, į ką atkreipdėmės? Čia iš tikrųjų labai yra geras klausimas ir toks ganėtinai platus, nes tų specialistų mes matom daug, visi jie skirtingi. Man atrodo, kad tas pirmas įspūdis vis tiek dabar apskritai susidaro vien jau pasižiūrėjus į tą visą tinklelį to paties Instagramo ir pasižiūrėjus apie kokias temas kalba, kaip jisai save pozicionuoja. Man atrodo, net yra ir tokie faktoriai, kad kitus būna erzina žmogaus balso tonas. Tai jau iš karto irgi gali žinoti, kad ne. Bet aš tai, ką atkreipčiau dėmesį, gal kaip specialistas, tai vis dėlto į tai, kad kokią informaciją jis dalinasi. Ir čia yra pagrindiniai tokie aspektai, kiek jisai kartu tobulinasi, ar jisai investuoja pats į save kaip specialistas. Man žinoma pačiai lygiai taip pat svarbu, kad ir sutaptų mūsų estetinis požiūris. Man pačiai tai yra tikrai aktualu. O tas pertraukiu iš lūpų į lūpas, kaip tau atrodo? Nu, kaip sako, vienu žodžiu, čia viskas socialiniai tinklai, čia vienu žodžiu... Vis dėlto geriausia reklama iš lūpų į lūpas. Na, faktas turbūt, kad vis tiek ir apie mus pačias, vis tiek ateina klientų, tarkim, draugės, visa kita, kas tikrai ateina ir iš lūpų į lūpas. Nu, bet čia pripažinkim, čia jau truputį yra atgyvenę reikalai. Man tai atrodo, kad vienu žodžiu, tiek pati irgi pastebiu, kad pirmiausiai tai vienu žodžiu turi, aišku, klientas matyti socialinėje erdvėje ir turi specialistas save pozicionuoti socialinėje erdvėje, todėl kad šie laikai yra kitokie, kaip tu tą informaciją susirinksi, tu iš lūpų į lūpas tai nesuprasi, ant tiek geras tau gali būti, ant tiek jisai tiks. Viskas turi sutapti iš tikrųjų, kaip ir minėjai, vienu žodžiu, estetika, mintis, kritinis mąstymas, turbūt. Ir turbūt, kad čia yra pagrindiniai kriterijai, kada tu gali jį sekti nuolatos. Faktas. Nuolatos matyti kiekvieną dieną, kada tavęs tiesiog net ir neerzina, nesakau, čia net yra ir tokių faktorių, kad tikrai kiti būna, aš, pavyzdžiui, sakau vieną moterį ir aš jeigu žiūriu storius, įsijungiu ir mano vyras sako, gali gal išjungti arba pasitylink, nes negaliu klausyti to balso. Tai reiškia, vis tiek yra tam tikri tie faktoriai. Bet pasmalsauji, kas daro ir kitaip. Įdomu. Tai čia tiesiog iš tikrųjų tai apie madą. Čia jinai apie madą, bet faktas, kad yra ir kosmetologų, ir kolegų, kuriuos aš seku, pasižiūriu ir visa kita. Net ir matosi kartais toksai šiaip, čia dabar gal truputį į kitą pusę, bet matosi, kas po to pyksta vieni ant kitų,
nes prasideda kažkoks kopijavimas, pavadinkim, bet čia yra tas sritis, mes neišrasim dviračio. Yra kažkokios temos, kurios atsikartoja, vienos yra pagal sezoniškumą, bet sugrįžtant prie to, kaip pačiam žmogui atsirinkti. Vieni yra labiau, sakykime, tokio holistinio požiūrio, vieni nori masažų, teipavimų, visą kitą, kiti nori... Dabar taip aš savo leisiu drąsiai pasakyti rezultato. Ir labiau yra, sakykime, iš tos mokslo pusės visos. Tai man atrodo, kad labai svarbu, kad tikrai su visais tais vertybinių to pamatų viskas sutaptų. Nes, kaip pasakyti... Čia labai gera mintis, čia tik vienam ateina turbūt tas klientas, kuris, tavo proto. Taip, kuris taip pat galvoja, kuris taip pat masto, mato viską ir va čia ir yra tie niuansai. Tada su juo turbūt paprašiau susišnekėti, jeigu susitarti, tas tų perdėtų vilčių neduodi, kada vienu žodžiu tu supranti tą realią situaciją. Ne. Bet, pavyzdžiui, nes būna, kartais ateina klientas, tarkim, pirmas vizitas. Taip. Būnagi, kad matom, kad ne mūsų klientas. Tai be abejo. Tai aplamai mūsų, vienu žodžiu, labai kontaktinė specialybė, tokie išvis, jau jeigu išvis dirbdiklis, tai ką čia liesi. Iš karto būna pajauti, kad tikrai matai, kad ten pradedi apie kažką kalbėti, diskutuoti tiesiog, tarkim, apie tą pačią priežiūrą ir tau sako, aš tai esu vien tik už natūralią kosmetiką, galvoju, aš tai esu už mokslą, aš esu už chemiją. Jo, tiesiog, ta prasme, aš ir nelinkusi esu auklėti. Tyti kažkaip tai specialistai kažkaip stipriau gal šituo užsiema auklėti, ten jam įrodinėti irgi nelinkusi, kadangi nėra stygiaus klientūros, tai iš vis turbūt, kad laisvai paleidžiu apsispręsti, ar tau tinko ar ne, ir manau, kad čia irgi geriausias variantas, nes nei įtikti nenoriu, nei ten piršti savo nuomonės, jeigu paslaugos nėra, žinai, pigios mūsų grožio srityje ir priemonės yra nepigios. Taip, ir priemonės yra nepigios. Ir jeigu tu žmogui per prievartą įrodinėsi, turbūt, kad jam atvirkštinis, ta prasme, tos, žinai, toks, kažkaip jausis jisai nekomfortiškai, bijos ateiti antrą kartą, nes ir taip toliau. Tai va, tai geriausia, kaip turbūt, kad išvada tokia, kad klientūra, vienu žodžiu, ateina tave išsižiūrėjus, įsigryninus, įsižiūrėjus ir ta prasme, jinai tikrai ateina, nes, žinai, aš jaučiu, kaip pas mane ateina klientas, dažniausiai, jis su manim kalba taip likti, jis mane seniai pažinotų, ta prasme, nes tarsi tas tikrai yra, kai tarsi aš net nepatogiai jaučiuosi, nes aš tą žmogų iš vis pirmą kartą matau, o jisai jaučiasi, kad jis mane žino, mano mintis, vienu žodžiu, ir taip tas toksai, šiaip tu supranti, kad tu turi, supranti, kad taip ir turėtų gal būti. Taip. Nes tu tam ir dedi tas pastangas. Taip, bet kartais atrodo tikrai šitas momentas tai labai keistas. Arba pavyzdžiui, kas man kartais būna, kad atrodo, tu sėdi mieste ir kiek žmonių su tavim pasisveikina. Taip. Ir tu galvoji, Aš tai gerai atsimenu veidus, šiaip tai žmonių veidus ir problemas atsimenu, tai šitas mano darbe labai padeda. Bet jo, dedam daug pastangų į socialinę mediją. Ir aš matau tik tais ateitį savo darbo, paslaugų, tai tik socialinėje erdvėje, nes, sakau, aš taip neįsivaizduoju, karta auga kitokio visai. Visiškai kitokia karta, ta prasme, absoliučiai. Va čia ir vėl sugrįžtam prie to, kad jeigu tavęs nėra socialiniuose tinkluose, tavęs nėra iš vis. Dabar taip yra, reikia prisitaikyti ir net ir specialistai, kurie sako, aš nenoriu, aš čia nedarysiu, man yra sudėtinga, galbūt ieškotis kažkokios pagalbos, galbūt savo tempu, savo eiga, nebandyti į kažką ten lygiuotis ir susitapatinti, o tiesiog taip, tai kaip čia ir yra visų, turbūt, kad tas klaida, kada tu visiems turbūt, kad ir pradžia buvo visų ir mano, kad tarsi kažkoks nepatogu ir vienu žodžiu toje socialinėje erdvėje tu turi vienu žodžiu kažkaip tai geriau atrodyti ir taip toliau, turi atrasti savo tą stilių, ta prasme tave įrenkasi dėl tavo tapatumo. Taip. Yra vienas dalykas, ko, kaip sakant, niekada neprarasim, tai neprarasim to tapatumo. Neprarasim savęs, žodžiu, nes tai ir yra unikaliausia, ką mes turim kiekvienas. Vat šitą labai reikia suprasti, čia tiek iš tikrųjų šitą taisyklę galima pritaikyti tiek tiem, kas dirba su socialiniais tinklais, tiek kiekvienam žmogui.
Tiesiog, nes labai dažnai apskritai tas tapatinimasis yra, žodžiu. Jau artėja prie to, kad žmonės atranda save ir savo, ta prasme, tos, kaip čia, paprastus kasdieninius dalykus nemaskuoja. Ar grožis vis dar yra susijęs per daug su to tobulumu? Tai kaip žmonėms suprasti, kad ta sveika oda, jinai yra graži oda ir kad kartais yra toks posakis, neieškoti sliekų ten, kur nereikia. Tai taip, čia, matai, viskas, vėl grįžtam prie tos socialinės medijos, kada mums vienu žodžiu užmaskuoti, užfiltruoti veidai, tą neviltį varo kompleksus, kada tu vienu žodžiu atrodo, kad pas kitą nėra nei, aš nekalbu, kad spogų nėra net porų. Nėra porų, absoliučiai. Veidas kaip popieriaus lapas, žodžiu, ir ta prasme tie žmonės ateina kartais su tokiais klausimais, kurie, ta prasme, yra, kaip pasakyti, jie nerealūs. Kosmetologui ten, ta prasme, neįmanoma pašalinti poras, kaip jas iš vis padaryti nematomas ten, arba ten, ta prasme, raukšlės, ten kažkokio lygio, kokiais tais kremais, ta prasme, kaip čia pašalinti irgi, kur tu supranti, kad vienu žodžiu ir jie eina visur ieškodami, matai, klientūra natūralu, kai jinai, ta prasme, įtikėjus yra iš socialinės medijos, kad vienu žodžiu yra tai įmanoma, jie eina įtikėję su to klausimu per visus specialistus. Taip, ir dažniausiai tada prasideda kita problema, ateina. Tikrai kiek kartų nepasitaiko tai labai dažnai, bet aš šitą esu užfiksavus. Vardais iš karto. Buvau ten, ten blogai, ten šūdas, ten ir taip toliau. Man baisu šitą klientą. Šitas tipažas klientų yra tikrai pats baisiausias, čia vienareikšmiškai. Ir svarbiausia, kad, pavyzdžiui, tikrai, kaip pasakyti, yra tam tikra vis tiek specialistų kategorijos, mes vieni yra vienam lygyje, kiti yra kitam, ir kainodara, paslaugos, visa kita. Ir tu matai, kad, iš tikrųjų, tai ta vieta yra ta, kad jeigu aš pati nedirbčiau šito darbo, aš rekomenduočiau tą vietą. Ir tu galvoji, kas šitoj vietoje yra, iš kur čia tie nerealistiški tokie lūkesčiai, mums neišeis, kaip sakant, tų klientų neauklėjam, bet kaip atvesti tą žmogų, į sveiką protą, nes čia jau man truputį, čia kitos problemos prasideda, mano galva. Taip, iš savo patirties irgi turiu, kad vienu žodžiu supratusi, kuo tu daugiau dirbi patirties, tu daugiau žinai, kad tu daugiau nežinai, kad tu daug ko nežinai. Taip, visada. Tai iš esmės tu supranti, kad tokių dalykų neįmanoma kartais pakeisti, nes jie kartais klausia, jau dabar čia jau susileisim, arba ten lazeris galutinis taškas. Lazeris, tas jau pasiekiamumas galutinis. Lazeris įspręs, bet dar nedaėjo iki lazerio, kur ten pirmą kartą ateina iš vis pas kosmetologą, žodžiu, iš vis dar nesupranta, kokios tos problemos, bet apie lazerį kalba, kur vienu žodžiu ten žmonėm atrodo tas nepasiekiamumas, kad jisai vienu žodžiu kažkas stebuklingo, jau kažkoks stebuklas iš karto. Ir noriu pastebėti, kad kiekviena ta procedūra turi savo tikslą. Tai nėra taip, kad tu vienu žodžiu kažkokia viena sugalvota mūsų srityje yra viena tobula, o visi kiti nesąmonės daro. Kiekviena ta procedūra turi savo tikslą, kiekviena jinai turi vienu žodžiu savo paskirtį ir reikia suprasti, kad vienu žodžiu nėra jokių stebuklų čianais. Ir kad nepašalinsim mes tų porų, tos poros, kada yra švarios ir gražios, vienu žodžiu, jos ir yra sveikos. O visa kita, tai žmonės turi biškai susitaikyti su savo, vienu žodžiu, tą natūralią prigimtim, kuri, vienu žodžiu, jeigu neligotas veidas, tai priimti save. Priimti save, va čia ir yra tas reikalas, kad dažniausiai žmonėms labai yra sudėtinga save priimti, siekiama tas tobulumas, kuris net nėra įmanomas. Man tai labai skauda širdį, tikrai, kai matau atsigula klientę, kurios oda, ta prasme, aš neturiu prie ko prikipti. Aš tiesiai, šviesiai tada sakau, kai nes aš atėjus pirmam vizitui, tai aš visada paprašau pasakyti, jūs kreipiatės į mane dėl kažkokios problemos, ar kaip jūs matot savo odą, ką jūs pastebite. Nesakau, aš kaip specialistas vėliau aš pasakysiu, jeigu aš matysiu kažkokias problemas, kaip aš tai vertinu ir visa kita, bet man pirminis, aš neduodu jiems kabliuko už ko užsikabinti, aš noriu, kad jie pasakytų, kaip jie save mato. Ir, tarkim, prieš mane, porcelianinė oda guli mergina, duko Madonai.
Mane labai stipriai beria. Taip, aš suprantu, kad mes turim palyginimus reikia išspręsti tą problemą ir mums gal dar kitaip atrodo, kai, pavyzdžiui, ten labai dideli kontrastai. Vienas ateina tikrai su labai minimalia problema, o kitas ateina su labai ūmia problema. Bet iš esmės tai tikrai būna mano toks, nes svarbu žmogui yra įvertinimas ir specialisto, tai aš tiesiog pasakau, kad jūs turite labai gražią odą. Dar šiek tiek meilės įdėsim ir bus tikrai labai viskas ir dabar yra gerai. Galbūt peržvelgsim kažkokius žingsnius, ką galbūt daro namuose kažką, nu, va tikrai būna kartais, ar ne? Persidėliam, persižiūrim, bet tiesiog kaip specialistas duodu tą pagirimą, todėl, kad žmogui to reikia, jis atėjo ir galbūt jis dėl to ir kreipės. Labai dažnai, žinok, iš tikrųjų, tai man irgi patinka pasidžiaugti ir pasakyti, kad puiku. Ačiū, mes jau dabar draugausim, kaip matysit, kad yra poreikis. Ir visai aš neperdėtai, žodžiu, tikrai mes susirašom tik tais vienu žodžiu, kaip sakyti, profilaktiškai kažkokiem mes susitvarkom odą ir atsisveikinam. Ir taip man visai neskauda ir aš nematau poreikio pririšti to žmogaus. Pririšti jo, tą klientą, kad būtinai, tikrai aš turiu irgi klienčių, kurios nori, jos pačios labai nori kaip ritualą ateiti, kas mėnesinė priežiūra kažkokia. Bet tikrai ir pavyzdžiui, kaip pasakau, kad manau, kad jau laikas yra retinti vizitus, tai net matau tokį šiokį tokį nepasitenkinimą, taigi, kad jau. Bet neblogai tiesiog, taip, bet čia yra geras ženklas. Po to būna susirašai tiesiog dėl to, kad, nu, pasikoreguoti pagal sezoniškumą rutiną kažkokie klausimai iškyla, nes, nu, vis tiek tu palaikai pulsą su to klientu, jeigu jis nori toliau tų rekomendacijų iš tavęs, tai... Žodžiu, lengvas požiūris į klientą ir jam, aš, ką sakau, nereikia jį įbaiminti ten, kad su tom, nes klausia, kiek tų procedūrų reikės ten dar kažko, nu, negali žinoti. Bet man šitas irgi momentas yra labai keistas, iš kur jie susigalvoja, yra, pavyzdžiui, klientai ir man net gaila pasidaro, kiek man čia dabar reikės procedūrų. Tai pirmas dalykas, aišku, visų pirma, gal kai kuriem gal ir įsivertinti finansiškai, kitiem pagal laiką tiesiog įsivertinti, bet iš kur susidarė tas, kad būtinai, kaip, pavyzdžiui, kas nors pasako, būtinai reikės 10 procedūrų. Iš ko tu sprendi, kaip tu žinai, kaip ta oda keisis toliau. Nu, čia man jau yra toksai pririšimas, noras prisirišti, tarytum, tą klientą. Nu, jie ateina dažnai, sako, tai prisistato save. Aš atlikau kursą, 5 arba 6 procedūras ir man nepadėjo, dabar eina per kitus kosmetologus. Jo, nes anksčiau šiaip būdavo protokoluose aprašymas, tiek yra, nes mano kartos kosmetologai dažnai tokius klausimus tiek reikės kursų, po tiek laiko padės, nu kaip tu gali identifikuoti pokytį ateities procesus, kaip tu gali žinoti. Tai ir dabar lygiai taip pat tikrai kosmetikos tiekėjai, jie irgi turi kažkokius procedūrų kursus, faktas, kad kažkokios gairės jos yra sudėliotos, nu bet, sorry, nu čia šitoje vietoje aš ir nevertinu to, sakau, negaliu pasakyti, nu tikrai, nu ką tu gali žinoti, kaip gal jam po pirmos. Gal jam vienos procedūros užteks, nu gal matai, kad kažko ekstra reikės ir tarkim, ten susitvarkysi uždegiminius procesus, tada gal ten norėsis kažkokios mikroadatinės terapijos paveikti pigmentaciją, ar tai randelius, ar kažką. Nu, bet čia toks dabar kosmetika, kokia yra kokybiška, kokia jinai aktyvi, kokia jinai vienu žodžiu kokybiška, kad ta prasme iš esmės, jeigu tu, man patinka, jeigu tu pataikai viską tai vat į dešimtuką procedūrai ir parenki, ten problemą įsisprendžia po kelių kartų draugystės. Tai va. Nu, kaip, ką patartai vienu žodžiu ir šiaip jauniems specialistam tave seka labai daug, matau jaunų kosmetologių, labai didelis autoritetas, matau, tarp jaunimo. Smagu labai iš tikrųjų, man patinka, aš iš vis nejaučiu tokio kažkokio, man labai gražu, kad žmonės yra siekiantis tikslo ir aplamai sėkmingi, nebėgti reikia nuo jų, su jais reikia draugauti. Reikia draugauti, todėl kad, ta prasme, dalintis, draugauti, kiti kažkaip tai kitaip gal mąsto. Tai kaip atsirenki, iš tikrųjų, susidėlioji taip pakankamai gražiai savo tą savo
kaip čia galiu sakyti, verslą, darbą, kaip atsirenki pati, vat, nu, kad ta prasme, informaciją, produktus, nu, va, toks gal platesnis klausimas. Iš tikrųjų, čia gal ir dar, vat, kaip tam ir jaunam specialistui paprašiau atsirinkti ir kaip aš pati susidėlioju, nu tai ką, aš visada tikrinu informaciją. Jeigu man ten bando parduoti kisėlių buteliukę, ar ne, ir sakyt, kad tepčiau ant veido, nu taip nebus. Man yra svarbu, kokius mes turėjome mokslinius tyrimus, kaip apskritai kokia yra ta informacija duomenų bazėse, ar jinai yra kažkiek paliesta, ištirta visa kita, kad žinočiau, kaip tai veikia. Jeigu aš pati tikiu tuo, o mano požiūris yra kitoks, ta prasme, aš tikrai esu mokslo žmogus, tai paprastai jau klausydama seminaro arba bent jau šiek tiek pasiskaitę, žiūrėdamas, kaip kitas žmogus reprezentuoja tą kosmetiką, ką ta kosmetika reprezentuoja užsienio šalyse, kaip save pozicionuoja, tu gali tada paprastai įsivertinti, ar tu jau eisi į kažkokį pažintinį seminarą ar ne. Tai tu pradžiai tikrini pati informaciją, bet tau sako... Taip, man papasakoja, aš mėgstu visada padaryti double checką, aš pasižiūriu, kaip užsienyje dirba žmonės, ar tai yra populiarumas kažkoks, ką tai sprendžia ir visa kita. Tai nepaslaptis, kad aš pati dirbu daug su rūgštinė kosmetika. Tikrai, ta prasme, čia yra mano arkliukas, man labai patinka, aš esu daugiau už tą rezultatą, kaip sakau, visada įveiklina modas, kad jos dirbtų. Visi paprasti kažkokie ten drėkinimai, ritualinės, tos visos procedūros, taip, jos gali būti tada, kai mes jau pasiruošiam viską ir daromės ten prieš vestuvės, prieš makiažą kažką, ten kažkokias ir tai nėštumo laikotarpį ir tai vis tiek aš dirbu toliau su rūgštimis, nes dabar tikrai mes turim platų spektrą, su kuo mes galim dirbti, tai nėra kažkoks tabu, bet labai tikrintis tą informaciją. Ir jeigu ateinam ir žiūrim, kad jau tenai, nu, vat, kažkokie kavos tirščiai. Jeigu matom, kad tenai, pavyzdžiui, kaip yra kompanijų, kas pardavinėja, tas pačias, va, tarkim, palieskim dabar šviesos terapiją. Nu, tai visi žinom, jeigu tu gali į Google susivesti, ar ten į ChatGPT, kokie turi būti parametrai, kad ta šviesa būtų veiksminga. Nu, jeigu žmogus ten pardavinėja tą ledinę lempą, va, kažkoks ten kosmetikos ar ne gamintojas, pardavinėja ten už 2,000, 1,5 nesvarbu, bet tu pasižiūri, jų paprašai jų pateikti, kokius jie turėjo klinikinius tyrimus, nes jiems tą reikėjo pasidaryti. Todėl, kad mes kitaip nežinom, ar ten kalėdinės lemputės, kurios šviečia, ar ten iš tikrųjų yra ta, vat, kas tai veikia. Ir jisai pateikė parametrus, kurie ten silpnesni negu namų naudojimo kaukės, nu, sorry, ta prasme, vėlgi. Dėl to sakau, kad kartais geriau negaišt savo laiko pasidomėti iš anksto, pasižiūrėti. Kitas dalykas, kaip per seminarus vėlgi dėsto tą informaciją, tai tu jau gali pamatyti, kad uždavus klausimą, žmogus tau neturi ką atsakyti. Kartais gali būti dėl to, kad, tarkim, kažką pasitikrini, viskas tvarkoja, bet man irgi, pavyzdžiui, tas klausimas netinka, aš kaip pati irgi vedu kažkokius seminarus ir visą kitą. Jeigu aš nežinau atsakymo, aš sakau, ačiū labai, labai geras klausimas. Aš susisieksiu su gamintojais ir duokit savo elektroninį paštą, aš susisieksiu su jumis ir duosiu jums šitą atsakymą, nes šią akimirką aš jo neturiu. Ja, tai normalus dalykas, bet nebandyti kažkaip išvinioti ir, ta prasme, visi sėdi specialistai. Ta prasme, gal vieni žino mažiau, kiti žino daugiau, bet faktas tas, kad tu atskirsi jau, kas yra ta tikra informacija, kas vis dėlto, nu, ne. Ja. Nu, tai kaip ir vienu žodžiu, kaip ir aišku. Nu, mano atveju, tai aš sakau, paskutinius keletą metų, kadangi įsivežusi su dermatologinė kosmetika, tai man galimybė iš vis labai gerai yra tą informaciją apie iš vis produktus, apie pasaulį rinkoje, tos dominuojančius, kaip čia, tas populiariausius dalykus, sužinoti būtent konferencijose. Dalyvauju, kadangi Dermeden prezentuoja save būtent dermatologinės kategorijos srityje, tai būtent dalyvauju tose konferencijose pirmiausia. Tai ten, vienu žodžiu, yra labai nepririšti visi, kaip sakyti, visos lekcijos prie, vienu žodžiu, kažkokių produktų. Tai yra iš tikrųjų moksliniais tyrimais paremti, ten praktiniai dalykai, tu viską matai. Ir dar vienas dalykas, lektoriai yra žinomi žmonės, kuriuos galėjo socialinėje erdvėje susirasti ir nereikia ieškoti kažkokio, vienu žodžiu, kad labai sunku kažkokį užsienį, kaip čia su autoritetu susirasti,
rasti, kad tu galėtai sekti. Nu, iš tikrųjų, tu tik turi perskaityti mokslinį straipsnį, rasti autorių ir tada kažkaip tai. O čia tai atvirkščiai, tu tada susipažįsti su asmenybė ir labai lengva jį paskui sekti socialinėje erdvėje. Beje, nu, negaliu sakyti, kad visi, bet ką aš mačiau, girdėjau, visi labai aktyviai kūrė savo socialinės erdvės. Jie turi, kadangi natūralu, tai yra, nepamirškim, koks jis bebūtų, kaip čia ta informacija, kokia bebūtų, ar mokslinė, ar kokia, vis tiek tai yra verslas. Ir tu turi vis tiek tą savo informaciją parduoti kažkam, tam, kas protingas, ar tam, kas kitaip. Tai realiai tu vis tiek daliniesi tą informaciją ir jinai vis tiek, ta prasme, nieko uždyka nėra. Tai žmonės vis tiek tos socialinės medijas turi. Ir tai čia yra kažkokia klaidinga informacija, kad jeigu kažkoks tikras straipsnis, tai tau reikia kažkur tai ieškot, kažkur tos informacijos, niekas nepaslėpta, viskas. Tai pavyzdžiui, dabar paskutiniu metu, kur vasarį dalyvavau, tai Prancūzijoje, Paryžiuje, būtent toj konferencijoje, tai prisistatė labai stipri dermatologė, kosmetologė, dermatologė iš Amerikos, kuri vienu žodžiu turi socialinį erdvį, daugiau nei 30 milijonų sekėjų. Randa laiko vesti. Ir aišku, tai komanda dirba, tai jau tik tas, ta prasme, jau savo asmeninis brandingas ir taip toliau, bet ta prasme, supažinina su visokiais, ta prasme, praktiniais dalykais, su naujovėm, socialiniam erdvėj ir jinai akcentuoja, kad vienu žodžiu specialistai turi tai turėti. Tai va, tai informacija visur yra, na prasme, tai nebūtinai, kad tu populiarus, kad ten vien tik popsą darai. Tai iš tikrųjų turi visas galimybės susirasti tą informaciją ir socialinėje erdvėje, tik tai aišku žinoti, už ko užsikabinti, va čia reikia. Tai taip, prioritetas irgi man yra klinikiniai tyrimai, visi vienu žodžiu produktus renkuosi, kurios turi tik tais juos, nes dabar tokius, dabar tiek visko, kaip ir kalbėjau. Dabar perpildyta rinka, absoliučiai. Tos kalėdinės lemputės, tai dabar visas tas iš Kinijos tos prekės, kur ta prasme nėra jokių, kaip sakyti, nu, ta prasme. Jokių sertifikavimų. Aišku, jie ten gali visko turėti, visko padaryti, bet ta prasme jau vis tiek investuoja specialistas, vienu žodžiu, savo sunkiai uždirbtus pinigus, tegu pasidominu, ta prasme, daugiau tos informacijos, ne vien tik tai ta graži prezentacija kažkokio produkto. Man atrodo, nebeparduoda šiaip tos visos gražios prezentacijos, dabar nori visos, daugiau kas dirba, nori lysti į gylį. Vat pasižiūrėti, kaip viskas yra giliau. Ne tik, kad paviršiais mes tais nebevaikštom, kaip anksčiau galėdom ten palyginti. Ir ką daro šitą procedūrą? Drekina, ramina, taip toliau. Dabar ne, dabar ten mes jau viską ląstelių lygmenyje aptarinėjame ir kalbamės apie tai, kokie yra pokyčiai, kaip paveikti ir visą kitą. Ir ten bendrai kitos ir surišinėja, kaip aš ir pati žiūriu ir bendrą, žodžiu, kaip tavo organizmas funkcionuoja, ko tau. Žodžiu, viskas jau visiškai kitą lygį keliasi. Man labai buvo įdomu, aš pati kaip domėjausi lazeriais, čia nepaslaptis, aš turėjau cistinę aknę, tai kaip dabar šiai dienai atrodo to oda, jinai atrodo labai neblogai, bet esmė tame, kad aš buvau pradėjusi domėtis lazeriais ir aš jau labai senai sekiau tokį vieną dermatologą iš Australijos, kuris taikydavo rūgštis. Ir vėliau ant viršaus lazerius, lygiai taip pat separacija su kaniulė ir kokių rezultatų pasiekdavo. Ir tiesiog, kadangi vis tiek su tais dermatologais tenka pabendrauti, ar tai kažkokios konferencijos, ar kažkas, ir kiek aš jau prieš kokius 4 metus paklausdavau, tai man juokinga buvo, kad aš jiems rodžiau tą akauntą, tą Instagramą ir aš jiems rodžiau, kaip yra, žiūrėkit, taip yra pasaulyje. Tai man tada kyla irgi klausimas, kaip kad kai kuriuose vietose mes dar taip stipriai atsiliekam ir kad patogu yra dabar, žodžiu, tuose socialiniuose tinkluose surasti ir kažkokius gydytojus, ir kažkokius kosmetologus, pasižiūrėti, kas vyksta, ne tik pas mus čia toje Lietuvoje, bet ir pasaulyje, apskritai, kaip skiriasi ten, kaip dirba Europa, kaip dirba Australija, kaip dirba Amerika ir taip toliau. Tai mes kažkaip tai labai ir to, kaip ir darbštus, labai ir specialistai mūsų, bet jo, turi tokį truputėlį tos karūnos per didelės, kai kada, kad mes čia patys geriausi, nes aš girdžiu, kad sako, mes jau Lietuvoje patys, ta prasme, daugiau kritikos irgi savo. Reikia savikritiškumo turėti. Tikrai tiesa yra, kad aš, pavyzdžiui, nuvykusi daug tų informacijų apie viską, apie gal medikamentinius, tai negaliu akcentuoti, nes ne mano sritis, bet taip jo taikymų būdų
tų problemos odos sprendimų, tai yra iš tikrųjų, tai, ta prasme, nu, dar nedaėjo. Ta prasme, jau ten, bent jau Prancūzijoje, tai būtent, ką mes kalbame apie, būtent ir mano srityje, kur dirmedenas turi ten tranexamo rūgštį, pakankamai vieną stipriausią Europoje, tai jie šalinasi pigmentą, vienu žodžiu, jau, nu, ta prasme, daėjo kitose kūno zonose. Tai iš tikrųjų jau eina kalba, ta prasme, kaip čia pasakyti, tas visas bendras vaizdas kūno, tas grožis yra. Tai neina kalba, vienu, tas problema šaina nuo kūno. Jo, problema kas dar kartai. Iki čia net, kaip sakant, jo, tai ta prasme, kūnas visas turi būti pa žmogų estetiškas, gražus, tai nėra tik apie veidą, kur pas mumis, investicijos visos tik į veidą pa žmogų, į veidą, į blakstienas, žodžiu. Čia kas jau iš vis yra. Tai va, tai ta prasme, tikrai toliau pažengė, tikrai reikia sekti ir domėtis tą užsienio ir ta grožio kultūra, jinai tikrai stipri ir iš ten viskas kilo, iš ten gimė. Iš ten viskas ir ateina ir dabar. Kai kurie dalykai ateis pas mus dar tik po 5 metų, bet jeigu mes domėsimės, mes jau galėsim savo klientą suteikti, jau tikrai jau pirmas galėsim suteikti šitą. Tai va. Antitrendai, nu ką, daug yra tų antitrendų? Labai daug. Aš pati vertinu, kad yra labai daug. Šiaip teko tik tokia pabūti. Gal mažiau tik tokia, bet dar tiek mes nežinom, tie, kas daro namie. Nežinom, tai tų trendų. Aš pasižiūriu tik tokia, ypatingai, kas ateina iš tos tokios labai jaunosios kartos, paauglių tokių. Aš nežinau kartais, ką jiems atsakyti. Aišku, ta prasme... Tu tiek dar nežinai, žinau, turbūt. Aš kartais paklausau, ką jie ten suranda, kaip prisigalvoja, kokius kremus naudoja nuo spuogų. Ta prasme, čia yra tiesiog. Tai... Jie pirmą dažos. Make-upas. Pirmiausia, tai make-upas. O paskui tik pagalvos. Pirmą make-upas. Aš mačiau ten, žinok, kad jau 7 metų yra tos, jau rodo, pamokėlės makiažą. Tai kas jau geriau moka. Toliau kas. Gerai, veido šaldymas už ar prieš? Face icing. Žinai, kaip pasakyti, jeigu tu neidentifikuoji savo problemos, bet dažniausiai problematinės odos, negali tokių dalykų daryti. Negali. Temperatūrų skirtumas yra labai daug odos problemų turi, kur aplamai tai yra vienas iš, jie saugo tik nuo temperatūrų skirtumo, ne atvirkščiai. Bet matai, žmonės dažniausiai ieško tų pigių atsakymų, kaip tapti gražesniem. Taip. Ir tarsi apeis kosmetologą. Apeis sistemą ir dabar nesidarys ten kažkokių procedūrų, nenaudos kremo. Taip, jie ieško alyvuogių aliejus. Taip, alyvuogių aliejus. Alyvuogių aliejus. Apskritai, maistą valgom, netepam ant veido, nei ant kūno, nedarom. Tikrai yra žmonių protingų, kur sugalvoja gerą kosmetiką. Yra. Taip, yra. Reikia pasakyti, kad yra. Ir toliau veido masažai problematinėm odom. Tikrai ne. Mes pačios turim, grožio alchemijoje turim kobido masažą ir, žodžiu, kosmetologė puikiai parenka, jeigu ateina klientas ir jinai mato, kad, pavyzdžiui, ūmi rožinė, apie kokį mes veido masažą kalbam ir dar kobido, kur tokie intensyvūs judesiai. Tai griežtai ne. Kitas dalykas, čia irgi svarbu ir patiems specialistam paminėti, rinkitės kokybiškas priemonės ar masažistam. Nesirinkite tų aliejų arba juos nuplaukite gerai po to. Mes po to viskas labai ačiū, mes tikrai turim dėl to daug darbo, bet kažkaip gal pasaugokim bendrai, nes iš vienos pusės sveikatinam. Čia taip keista, kad iš tikrųjų tas pasirinkimas šiai dienai, kai yra, ta prasme, veidų, yra skirtos priemonės masažui atskirai. Tikrai gali susirinkti, bet kartais turbūt, aš nežinau, kaip sakyti, nesinaudoju, už visus tikrai negali pasakyti. Taip. Bet tikrai, ta prasme, žmogus, kuris turi veido odos problemų, tai, ta prasme, masažas jau yra blogai, o dar su aliejų. Taip. Tai tu ten, kaip sakyti, jau 2 faktoriai, kur iš vis ten turi radinį atsisakyti visų aliejinių pagrindo priemonių.
Tai, tai nežinau, ko dar trūksta prie to. Po to, ta prasme, kiek pas mane yra buvę tokių atvejų, kad tada ateina, tvarkomės odas, žodžiu, nuo pagrindų, yra perstimuliuotos, užstimuliuotos, užkimštos ir visa kita. Praeina ten po to masažiuko kokios 3-4 dienos, vienas po kito jau berimukai dygsta, iki tol, kol, žodžiu, viskas pasėta uždarais komedonais. Tai čia tokių atvejų turėjau tiek ir tiek. Bet vėlgi, sakau, kadangi ir mes atlikinėjom tos masažus, aš pati neatlikinėjau, bet mano kita kosmetologė grožio alchemijos atlikinėja, tai teisinga priemonė duodu patarimą, tiesiog teisinga priemonė ir teisingai atrinktas klientas. Taip. Ką, face tapingas. Matai, čia irgi, šitos visos, kaip sakyt, turbūt ne visiškai mes šito propaguotas, matai, šitos, kadangi, dabar sakau, ir buvau konferencijoje, aiškiai viskas sakoma, senėjimas yra nuo ląstelės, senėjimas ten, kosmetika reikia rinktis, kuri būtų efektyvi tam, kad turėtų poveikį gilesnėse sluoksniuose ir taip toliau. Ta prasme, nežinau, turbūt, kad vėlgi labai kritikuoti daug ko negali, kai tu pats neklausai tiesiogiai, kaip ten jie savo pareiškimą turi, dėl ko jie taip daro, bet tikrai, ta prasme, jeigu jau ten ta raukšlė viduje, ką tu užklijuosi? Nieko. Arba tas kaukė, kur naktį miegoti? Ne, aš pati, tarp kitko, pas save elektroniniai parduotuviai turiu šitų kaukių, bet aš netgi uždėjus esu rekomendaciją gale ant etiketės pati perrašiusi, kad laikome 3 valandas. Tikrai ilgai geriasi. Taip. Ne, aš ne apie šitą kautę, ne apie tą, kur yra irgi tokia kaip bintavimas ta kautė, tos, kur visą naktį aš apie šitas baigtų. Tos, kur žmonės guli, tiesiog nusiriša ją paskui rytais, aš net Aš mačiau čia tas, kur dabar yra ta tendencija morning shed, atseit išsislaksniavimas. Nežinau iš tikrųjų, kas ten yra ir su tuo castor oil, dabar galvoju, kaip jisai ricinų aliejų irgi įsitepa bambą, užsiklijuoja pleistrą, tai čia atseit gerina virškinimą, visą kitą. Nežinau, galbūt taip ir yra, bet man visas tas procesas ryte šitas, turėkim kažkokio kritiškumo. Ar tikrai įsivaizduojat, kad pasidarė visą šitą? Aš taip labai be filtrų šiandieną viską dalinuosi. Taip, ta prasme, matai, pirmiausia, tai turbūt, kad, nežinau, turbūt kažkokį turi autoritetą, ką seka žmonės. Aš manau, kad turi. Autoritetą, kažkokie žvaigždė, ar dar kažką, kad jie... Kažkas turėjo užvesti ant šito trendo. Kažkas turėjo užvesti, aš nežinau. Taip paprastai nesugalvosi, taip neateitų mintis, bet dažniausiai tai jie, kad dažniausiai, gal kitas ten savo atvirai, savo tam profilį dalinasi viso to gyvenimo, bet dažniausiai jie nemato, kiek ten visko yra investuota, to, kaip sakoma, nematomų tų paslaugų, atimplika, kur vienu žodžiu, o kažką tai prezentuoja, parduoda, ten, kaip sakyt, paslėpta ta reklama yra, kur vienu žodžiu. Oi, bet aš dabar vieną dar tokią trumpą istoriją tiesiog prisiminiau apie tai, kaip, žodžiu, mes ten praeitą vasarą susiplanuojam atostogas ir aš ten, žodžiu, bevažiuojant, pamatau, kad bus kažkoks seminaras, kodėl negalima naudoti SPF-ų ir kokias alternatyvos duos kažkokia, aš pavadinau ją tada ragana šatrijos, nes tenai, žodžiu, ten buvo tokių tam tikrų asociacijų. Čia yra webinaras. Galvoju, gerai, mes čia 10 dienų būsim to Italijoje, aš turėsiu laiko, pasiskirsiu aš specialiai, žodžiu, užsiregistruoju šitą webinarą, gal aš tikrai kažko nežinau. Praleidus. Ir moteris, kuri pati yra iš esmės odontologė, tai iš esmės, kaip ir būtų mokslo žmogus, ar ne? Ir veda, žodžiu, dabar įvairiom tematikom ir aš mačiau, kad jinai vis dar dabar veda seminarus, kaip plaukus atstatyti ir visą kitą. Nors supratau tiesiog, kad žmogus yra visų galų meistras. Ir jinai pasakoja žmonėms, kurie lygiai taip pat ten prisiregistravę į tą webinarą. Žodžiu, apačioje eina beje tokia eilutė, kur tik dabar liko ten krenta skaičiai, 100 bilietų, 20 bilietų, 5 bilietai. Žodžiu, mažėja loterija. Nebuvo loterijos, bet buvo registracija, ten įsekantį webinarą. Aš jau suprantu, ten kas čia per marketingo triukai jau vyksta, kad žmonėms sužadinti tą tokį susidomėjimą, dėl to toks akcentavimas.
Tai, žodžiu, buvo graikiška jogurtą teptis, tų aviečių sėklų aliejų ir dar ten visokiausių panašiausių, bet SPF tai tikrai sukelia vėžį. Ir aš, ta prasme, tikrai aš perklausiau, peržiūrėjau, aš net po to padariau storių seriją pas save Instagram'e, aš buvau pasipiktinus labai. Aš galvoju, kaip ir iš tikrųjų supratau kitą dalyką, nes ten dar buvo galima komentuoti ir kiek žmonių komentavo, papačia aš suprantu, kad tikrai yra ta didžiulė atskirtis, vieni mato vienaip, kiti mato kitaip, kiekvienas gal turim savo tiesą, bet vis dėlto tai tiesiog ką noriu gal pabrėžti, man atrodo, kad sutiksi su manim, kad vis dėlto remkimės mokslu, tai kas yra tyrimais paremta. Čia yra vienareikšmiškai. Aš jau kosmetiką vien tik atsirenku, kurie turi tos klinikinius tyrimus, jeigu jinai, kaip sakyti, skirta problemom rimtom šalinti, visokios tos kosmetikos užtenka ten higienos, kur ten nereikalauja tokių dalykų, bet iš esmės tai jo mokslu, ta prasme, šitie faktai sklinda tarp daugelį kosmetologų, kurie irgi ten turi savo nuomonę. Turi savo nuomonę, aš šitas matau diskusijas. Jo, kuri irgi sako, kad nenaudoti tos nuo saulės apsaugos, bet mes, ta prasme, nepamiršim, kad visos, vienu žodžiu, ten rimtos problemos, odos lygos, vienu žodžiu, jos tik tais bujoja ir jos, vienu žodžiu, stiprėja, nenaudojant apsaugos. Skaičiai tai dabar tikrai yra augantis ir šiaip iš tikrųjų pasižiūrėjus, tai Skandinavijos šalis mes turim didžiausią tų onkologinių susirgimų skaičių. Čia praeitų metų irgi konferencijai pristatyta statistika, dabar kaip tik į kitą konferenciją važiuosiu iš to. Gal dėl šito ir požiūrio naivesnio? Yra požiūris naivesnis, todėl, kad mums atrodo, čia už lango nėra tos saulės, nieko čia neatsitiks, bet reikia nepamiršti ir tai, kad dažniausiai mes tos saulės išsiilgę, labai dažnai renkamės kryptis atostogauti, kur yra tikrai karšta. Kaip duodam, tai kaip duodam, tai iš karto su pirmo laipsnio nudegimu ir viskas baigta. Ką prisimenam iš savo, vienu žodžiu, savo praktinių patirčių, iš savo darbo, juokingiausias istorijas, tai aš gal pirmą, vienu žodžiu, tokį trumpą istoriją, kadangi aš pradėjusi dirbti jau pakankamai senokai, šiaip savo studiją atsidarius, tokia kaip kabinetą studiją ir, vienu žodžiu, dar anksčiau tai kaip ir mažai kas tokių kosmetologų dirbo, dažniausiai jie dirbdavo salonuose. Vienu žodžiu, atsidariau tą studiją, žinok, man, vienu žodžiu, pradėjo skambučiai pasipylę. Ir svarbiausia, tai jie kviečia Jolantą ir prašo, gal galite apkirpti. Ta prasme. Sako, užrašymai kirpėjų. Ir viena, ir žinok, kažkaip ir vienas, ir kitas, ir vienu žodžiu, ir supranti, ir dar Jolanta. Supranti, ir Jolanta taip. Aš žinau, kad Jolantų daug kirpėjų. Bet vis tiek neatrodytų, kad toks sutapimas į tą patį numerį. Ir tai buvo gal labiau, dar tuo metu gal labiau to Facebooko buvo tos, žinai, reklamos, gal ten tos vizualizacijos mažiau, ten kažkokios buvo, gal klaidingai galvoju. Bet žinok, kaip prasidėjo, taip ir baigėsi. Bet aš paskui kažkaip pagalvojau, kad žmonėm atrodė, gal kad turi tą Jolantą kažkokį saloną ir turi tą tirpėją. Bet jie kažkaip konkrečiai į mane kreipėsi tirpimo. Tai va, reikėjo pagalvoti tokį. Reikėjo dar apie šitą specialybę. Tai va, čia tokie buvo įdomus, toks apakęs buvau. Tai va, toks sutapimas, ką pas tave? Pas mane yra nemažai tų istorijų, visokių juokingų, kažkaip ypatingai, tai daug jų buvo, kadangi mano pati pradžia buvo dar kol aš studijavau ir jinai buvo spa centre, žodžiu, 5 žvaigždučių spa centras. Tai pastoviai kiekvieną dieną būdavo visokie bairiai su tom vienkartiniam kelnaitėm. Aš nežinau, jau mes, ta prasme, kai įsivedėm tą aptarnavimo standartą, tai jau mes taip labai aiškiai, konkrečiai išpakuojam prieš klientą kaip lėktuvė. Platesnė pusė į priekį. Žodžiu, prisidedi prie savęs, kad jisai suprastų. Tai jau nekalbu apie tai, kad ten ateini pastoviai vyrai, tai atvirkščiai, ta siauresnė pusė į priekį, galvoju, okei. Bet vieną kartą tai, ir čia ne vienas atvejis, kada aš nežinau, kaip sugalvojo taip, bet aš esu ne tik pas save šitą atvejį girdėjusi. Žodžiu, moterį irgi išpakavau tas kelnaitės, sakau, ten platesnė pusė į priekį, visą kitą, palieku jūs persirengti, prieš užeidama pasibelsiu. Ir aš ateinu pas ją. Aš žiūriu ir aš galvoju, visų pirma, tai galvoju, Karolina, dabar ramiai, kaip tau sulaikyti tą juoką. Aš žiūriu, kad jis su tais triusikais ant galvos. Ir aš galvoju, kaip man dabar gražiai jai pasakyti. Pirmas dalykas, tai vis tiek mane reikės neįžeidžiant. Nes, galvoju, aš nesuprantu, galvoju, kodėl. Bet buvo toks žodžiu niuansas ir manęs po to klausė ir mama, nes aš jai pasakojau šitą situaciją. Ir man sako, ką tu jai sakei?
Sakau, jeigu norit, aš plaukams galiu duoti jums platesnę kepuraitę. Ir sakau, dar duosiu, ištraukiau, kadangi daviau moteriškas, tai kad jei jau nebūtų tos asociacijos, ištraukiau juodas vyriškas ir sakau, užsidėkite vienkartinės kelnaitės. Ir vėl išpakavau platesnę pusę į priekį, padėjau šalia jos ir žodžiu, nu taip, bet aš išėjau, aišku, čia buvo dienos įvykis, dienos bairis, tikrai tarp kolegų irgi pasidalinam visais šitais dienos tokiais highlightais. Nu tai va, nežinau, ar kažkam dar būdavo, kas yra dirbę tokioj srityje, kad, nu, vat, žmonės kažkaip tos kelnaitės, nu, randa savo pritaikymo būdą, kurie jas užsideda, dar parodai, sakau, kaip lėktuvė. Žinai, kad mūsų darbė tik tokios problemos būtų. Oi, tai čia būtų labai gerai. Nu tai ką, iš tikrųjų ir prisijokėm ir pakalbėjom apie tokias pikantiškas temas, galėčiau pasakyti, nes turi abidvi savo tokių nuomonių ryškių ir tas kritinis mąstymas tikrai yra. Iš tikrųjų tai smagu buvo aptart. Kaip jautiesi? Jo, šiaip tai gerai, tik tais galvau, kad labiau jaudinsies. Aš irgi galvau, kad labiau jaudinsies, bet kai pradėjom kalbėti, jau už liežuvę tempti nereikėjo. Aišku, dar atsipalaiduot, gal labiau dar turėtume, gal tos, kaip sakyti, tos drąsos su laiku, bet, nu, va, kas kartą pristatysim vis naujas pašnekovą, temas, stengsimės paimti turbūt kuo įdomesnės, kad galėtume taip, žinai, pagvildenti, nu ir... Plačiau iš tikrųjų apie viską. Kad tik tais vienu žodžiu, kad tas kelias ir tas blynas neprisvilęs būtų ir žodžiu, tai va, tai man atrodo gal įdomu, tai tikrai bus ir ką mes čia dviese, bet tikrai kitiem kartam tai paruošim dar ir pašnekovų. Taip. Gerų. Vis. Ačiū. Ačiū labai.